Kita tema tai bus apie santykius jaunystėje, nes aš esu jaunas ir aš apie tai galiu šnekėti, aš negaliu šnekėti kažko daugiau. Ir pasidalinsiu savo patirtim, savo požiūriu ir ką per laiką, sakykime, nuo paauglystės iki dabar 23 metų pamačiau, supratau ir ką paplanų matau, ką daug kas padaro klaidų ir pats gal padariau klaidų ir visko. Tai klausimus dėl santykių, tokių patarimų, ar sakykime apie išdavystės pašnekėti. Tai pradėkime nuo to, jei esi paauglys ir esi, sakykime, nuo kokių 14 metų ir taip, sakykime, nuo 14 iki 20 metų aš su santykiais patarčiau elgtis labai taip apskaičiuota, nes, sakykime, čia ir tas amžius, kad kaip ir bet kokiu metu tu nebeatgausi, bet aš turiu omeny, čia ir ta metų atkarpa, kur tu esi labai energingas, produktyvus ir gali labai daug ko nuveikti. Ir, sakykime, dabar įsivaizduok, prie ko aš vedu. Jei tu susirandi, aš šnekėsiu iš vyro perspektyvos, iš vaikino perspektyvos, sakykime, susirandi panelį, kokių 15 metų. Ir tu įsimyli visą kitą, ir, sakykime, pradraugaujant metus, du, ir tada tau ten 17-18 metų kokių nors ateina tokių galimybių kažko gyvenime nuveikti daugiau, gal kažkur išvažiuoti, kažko pamatyti, ar mokytis kažkur kitur. Tu žadėjai, bet tu susiradai to panelį ir tu pradedi daryti kažkokius kompromisus ir tu nebeišnaudoji savo tų tokių gyvenimo suteiktų galimybių. Ir visko būna, ir, sakykime, tu neišnaudoji tų galimybių, tu atsisakė tų galimybių, nes norėjai, sakykime, prisitaikyti prie panelės ir neišvažiuoti kažkur, nepadaryti kažko. Žodžiu, tu darė kompromisus ir rinkas 100% prisitaikyti prie antros pusės ir gal sakyti, taip atsisakė, kas tau galėjo būti labai naudinga. Dabar įsivaizduok, tau sukako iki 19-20 metų ir tu su ta panelė išsiskyrė. Taip jau gavos, išsiskyrėt ir viskas. Tos panelės nebėra ir nebėra tų galimybių, šansų, progų, ta prasme, kaip aš galiu duoti pavyzdį, kaip su Erasmus Plus programą. Turbūt žinot, kad studijauni gali išvažiuoti su Erasmus Plus programą į kitą šalį pastudijuoti, į Europos šalį, į Azijos šalį, sakykime, kaip pavyzdys, studijuojant Klaipėdoje, gali po metų išvažiuoti pastudijuoti kokį nors Rumuniją ar Taivaną, kaip aš buvau išvažiavęs 4 mėnesiams. Ir man situacija irgi buvo tokia, kad aš pasirinkau išvažiuoti, pakeliauti, nes aš nežinojau, o gal aš atsisakysiu, bijosiu santykių susigadinti, tada santykių nebebus ir tos galimybės irgi nebebus. Ir tefa. Aš esu daug matęs tokių situacijų, girdėjus ir kalbėjus ir iš draugų, ir iš pažįstam, iš tų tokių kaip kolegų, kad tos jaunystės meilės, anos yra labai tokias gera, kad jį pasakėms, bet dažnai būna taip, kad įsimyl, kaip sakant, sulim viens į kitą, nebesiek daugiau savo asmeninių tikslų, nei viens, nei antros, tada prasideda trintis, tada išsisker ir tada labai negera, labai jauni produktyvi metą būna tokiai, negaliu pasakyti, kad iššvaistyti, jei tu kažko išmokai iš tų metų, iš tų santykių, ani nėra iššvaistyti. Bet ko noriu pasakyti, kad jaunus metus reikia labai atsargiai su tas meilės dalykas.
neužmirškit ir savęs, neužmirškit ir savo augimo kaip asmenybės ir aišku, jei jūs norėsit, jūs sugebėsit viską suderinti, bet neužmirškit, kad jūs esat irgi labai jauni, labai daug ko dar nežinot ir prasidės, sakykime, vienas dalykas ir kad tu tiesiog susitikinėjai, kitas dalykas ir kad jau reikia kaip kartu, kaip gyventi, dažniau būti, prasideda tokia kaip buitis, prasideda tokia kaip ir trintis ir viskas. Ir tada pašnekėkime mane apie išdavystės. Aš negaliu labai šnekėti apie išdavystę, man nėra labai kažkokių tokių skaudžių buvę, bet dažniausiai, kaip suprantu, kad būna kažkoks išdavystės, dažniausiai vaikina, они pradeda, tokį kaip į depresiją įkrent. Man turbūt lengva pasakyti jums į kitą, bet ko aš noriu pasakyti, kad ne vien tik tas gyvenime ir ne vien tik tas moteris ir gyvenime. Gyvenime labai daug dalykų, kapama, koks ir pasaulis didelis, kiek tu gali anam daug ko nuveikti, gali pakeliauti ir pamatyti ir kažko tapti. Tai dabar jei aš šnekau su jaunu žmogu, kas žiūrtų video, tai išskirčiau tokius paskutinius punktelius. Kol esi jaunas, nepergyvenk, ten turi panelį, neturi, bus tų panelį, o jie tau kaip bus, o dar jei tu ir pasportuosi ir, kaip sakom, kaip asmenybė užaugsi, kaip reikia, pasportavęs bus ir disciplinuotas, kaip sakom, ir mokėsi kažko. Ir negėrsi per daug, kaip sakant, tvarkingas, jei bus ir tų panelių. Tai kol esi jaunas, labai neimk į širdį ten, ar tu sulauktų dėmesio ar nesulauktų, o jei esi jaunas ir turi to panelį, tai viską žiūrėk racionaliai. Nes ne vien tik tas meilė, kaip aš pažiūrėjau kartas YouTube irgi video, ten patarimą iš 40-mečių, tipo 20 metų ir apsiženiai ir kas jiems veik. Sak, kad veiktom tas visas, tai visi santykiai tiek metų neužtenka vien tik meilės. Turi sutapti ir tam tikri dalykai, ir asmenybės, ir viens su kitu kompromisą ir taip toliau. Žodžiu, kol esat jauni, patarčiau iš savo pusės, gal labiau būkite tokie biški savanaudiški, galvokit apie savo augimą. Nes jei viskas bus gera, tu į pats paaugs ir tas žmogus nepradings tavo antrą pusę ir jūs kažkur rasit, bet jei jūs susikoncentruosit tik tas į tokį žmogų ir tų žmogų prarasit, jūs prarasit ir tų žmogų ir prarasit savo laiką ir busit praradę daug laiko, katras gali būti potencialiai paversts į jūsų augimą ir išnaudot geriau, kad supraskit to. Ir paskutinis punktėlis, jei jau taip atsitiko, kad išsiskyrėt ir skaudė dalyką, manau, reikėtų tiesiog susidėlioti veiklos, kuo dirbsit, kažką save užimti, nuvaryti tas mintis, išsikelti kažkokius tikslus, kad po biškėlį, kaip sakant, laiks gyda, bet kol tas laiks visko užgydys, kad tu turėtum kažkokios veiklos, kažkokių tikslų ir kad tu nesidėtum ir negalvotum ir, kaip sakant, neašarotum, nes tikrai gyvenim ir daugiau dalykų negu vien tik tas meilė ir santykiai. Ani atėjęs, bet jei ani išėjom, čia irgi nereikia, kaip sakant, galvoti, kad pasaulis pasibaigia irgi. Tai va, dar vienas video bus apie vienatvę. Aš šnekėsiu apie vienatvę, būtent po šio video. Iki.